papasakos. Sveiki vaikai ir jų tėveliai. Su jumis gyvos pasakos ir šį kartą mama ragana. Na, pasaka, kurią paskaitysiu, Snieguolė ir 7 nykštukai. Už 7 kalnų, už 7 jūrų didelėje pilyje kadaise gyveno graži mergelė. Dėl skaistaus ir balto kaip sniegas veidelio ji buvo žmonių praminta Snieguolė. Mergelė turėjo pamotę, kuri negalėjo nė pagalvoti, kad podukra gali būti gražesnė už ją. Piktoji karalienė labai rūpinosi savo grožiu, bet karalaitė vis tiek buvo dailesnė. Pagaliau pamotė nusprendė jos atsikratyti. Ji pasišaukė medžiotoją, liepė jam nuvilioti Snieguolę į pačią miško glūdumą ir ten nužudyti. Nusiminęs tarnas maldavo pasigailėti mergelės, tačiau pamotė nenorėjo nieko girdėti. Prigrasino tarną, kad neįvykdęs jos įsakymo pats žūsiąs. Medžiotojas griebė Snieguolę už rankos ir nusivedė į mišką. Ten vis dėlto pasigailėjo mergelės ir ją paleido. Mati labai graudžių balsų ėmė maldauti: paleisk mane, paleisk, niekada negrįšiu į pilį, maldauju, aš noriu gyventi. Gražioji karalaitė, širdis neleidžia tavęs skriausti. Bėk ir pasislėpk taip, kad pamotė niekada tavęs nerastų, tarė jis. Snieguolė praleido naktį miške, verkdama iš nevilties ir baimės. Rytą laukime išvydo mažą trobelę. Pabeldė į duris ir įėjo į vidų, nors neišgirdo kvietimo. Trobelėje visi daiktai buvo labai mažutyčiai. Visur viešpatavo netvarka, buvo nešvaru. Snieguolė sutvarkė trobelę, paskui pavargusi užsnūdo. Prabudusi nustebo, kad ją žiūri 7 poros susižavėjusių akių. Priešai stovėjo nykštukai, kurie daugelį metų gyveno šioje miško trobelėje. Snieguolė papasakojo liūdną savo gyvenimo istoriją, o nykštukai pasiūlė jai pas juos gyventi tiek, kiek panorės. Karalaitei puikiai sekėsi nykštukų trobelėje. Susidraugavo ji su miško žvėrimis, kurie kasdien ją lankydavo. Na, o norėdama atsidėkoti nykštukams už vaišingumą, ruošėsi po namus, puošė juos gėlėmis, kurių susilaukdavo iš savo mažųjų draugų, ruošdavo jiems pusryčius, pietus, vakarienės, kepdavo bandeles ir laukdavo nykštukų kiekvieną kartą grįžtančių iš deimantų kasyklos. Kai jie pavargę grįždavo iš darbo namo, Snieguolė pasitikdavo juos su nuoširdžia šypsena ir aišku kviesdavo prie stalo. Tuo tarpu piktoji pamotė džiūgavo, kad atsikratė podukros, tačiau neilgai džiaugėsi. Veidrodėli, veidrodėli, pasakyk, kas pasaulyje gražiausia. Vieną gražią dieną ji paklausė stebuklingo veidrodėlio, bet nenorėjo tikėti tuo, ką išgirdo. Veidrodėlis atsakė, kad gražiausia yra Snieguolė, kuri gyvena miške 7 nykštukų trobelėje. Pamačiusi besišypsantį karalaitės veidą, pamotė labai supyko. Atsivertė burtų knygą ir perskaičiusi, kaip užnuodyti obuolį, nutarė su Snieguolė susidoroti. Persirengusi sena Elgeta, nuskubėjo į miško trobelę užnuodytų obuolių nešina. Patikli Snieguolė mielai priėmė kvepinti ir žvilgantį obuolį. Tačiau vos atsikandusi, krito ant žemės kaip negyva. Grįžę namo ir radę ant žemės gulinčią karalaitę, nykštukai ilgai verkė, manydami, kad Snieguolė mirusi. Neįsivaizdavo, kaip reikės gyventi be gražiosios draugės. Žvėrelių padedami, jie nunešė Snieguolę į laukymę ir švelniai paguldė ant žolės. Stirnos, zuikučiai, voveraitės prinešė gražių gėlių ir sudėjo prie karalaitės kojų. Nuliūdę nykštukai budėjo prie Snieguolės kelias dienas ir naktis. 2 mažos lakštingalos ilgai giedojo gedulingas giesmes. Kartą pro šalį jojo karalaitis. Snieguolės grožis jį apstulbino. Paklausė jis nykštukų, kas toji graži mergelė,
o šie papasakojo jos liūdną istoriją. Susijaudinęs, karalaitis priėjo prie Snieguolės ir norėdamas ją pabučiuoti, lengvai kilstelėjo jos galvą. Tuo metu jai iš burnos iškrito užnuodyto obuolio kąsnelis. Mergelė atmerkė akis ir nusišypsojo savo gelbėtojui. Nykštukų ir visų žvėrelių džiaugsmui nebuvo galo. Snieguolė ir karalaitis pamilo vienas kitą iš pirmo žvilgsnio. Karalaitis paprašė Snieguolės rankos, o ji, aišku, sutiko už jo tekėti. Abu sėdo ant žirgo ir nujojo į karalaičio pilį. Kai piktoji pamotė sužinojo apie podukros laimę, sudaužė stebuklingą veidrodėlį ir iš pykčio pavirto bjauria rupūže. Štai ir viskas. Tiek pasakos šiandien. Su jumis gyvos pasakos ir aš, Mama Ragana. Ačiū visiems buvusiems kartu. Noriu paprašyti jūsų palaikymo. Jeigu norite daugiau pasakų, daugiau skirtingų įvaizdžių ir herojų, prenumeruokite Gyvas pasakas YouTube kanale, pamėkite mūsų profilį socialiniuose tinkluose ir aišku komentuokite. Ačiū ir iki kitų pasakų. Gyvas pasakas.